Sveiki draugai. Pas mus šiandien pradeda kibti silkės. Iškart pasakysiu, nieko nepagavau. Ir norėjau išbandyti savo kažkada rodytą kamerą. Pažiūrėti, kaip jin veikia, kaip veikia be mikrofono ir panašiai. Štai jinai. Galiu pasakyti tik tai, kad tai iš tikrųjų yra visiškas mėšlas. Su ja nieko normaliai nenufilmuosi. Automatiškai užstringa vaizdas, nebefilmuoja, dingsta garsas, neberašinėja garso, vėl atsiranda. Yra garsas, nėra vaizdo, yra vaizdas, nėra garso. Aš žvejybui praleidau gal tenais 2 valandas, žvejau vienoj vietoj, ten nekibo, po to nusprendžiau nuvažiuoti į kitą vietą, kur žmonės žvejoja iš valčių. Ten pačioj pradžioj iš tikrųjų daug pagaudavo, bet nuvažiavus buvo matyti, kad dar tik pati pradžia. Nukrypau, atsiprašau, nuo temos, taip kad šitos kameros ir vaizdas, ir garso kokybė, tikrai nieko gero. Nes su ja nieko gero neįmanoma, paprasčiausiai neįmanoma padaryti. Gal aš kažką ne taip darau, gal reikia eiti į meniu kažkokius tai nustatymus. Nežinau, jeigu jūs žinote, pasakykite man, nes aš neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Ir toliau jūs pamatysite vaizdelį, kas gavosi iš šitos sport kameros. Ir patys pamatysite, kad iš tikrųjų tai nieko gero. Tai ką, žiūrim, kas mėšlas ten gavosi. Sveiki draugai, balandžio 2 diena, atvykom į žvejybą, teisingiau į žvalgybą. Girdėjau, kad kimba silkės. Lietuvoje vadina strimelėm, čia vadina silkėm. Kągi, pabandysim, pažiūrėsim, ar jos jau čia pas mus atėjo, ar dar ne. Vieta žvejų yra. Kągi, bandom. Ten niekas nekibo, mėly draugai. Atvažiavau pažiūrėti čia, kaip sakiau, kad žvejoja su valtim, kurių aš dėja neturiu. Nežinau, ar jums kamera šitą perduoda, nes pritraukti negaliu zomo. Bandysim pasimėgti. Matau 13 valčių šitoj pusėj. Ir kitoj pusėj, nežinau, gal kokį 10 valčių šitoj pusėj. Tai va, turim valtį, čia pasiskiausim labai gerai. To ten, kur žvejau, bandysiu grįžti rytoj, gal rytoj pasiseks. Tai ką, draugai?
laimikių ir čia. Žvejų daug, valčių daug, bet žuvies neypatingai.